Tai sveikiname Žvangucį mūsų scenoje. Žvangucis tai folkloro ansamblis, kuriame muzikuoja bei šoka dzūkiškas tradicijas puoselėjantys alytiškiai. Ansamblis įkurtas 2014 metų rudenį tuometiniame Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Jaunas dar, kaip matosi, ansamblis pagal mus. Ansamblį sudaro įvairaus amžiaus alytiškiai, kuriems Žvangucis ne tik meno kolektyvas, bet ir svarbi jų gyvenimo dalis. Kartu jie žaidžia žaidimus, švenčia kalendorinės šventės, rengia koncertus, vakaronės. Yra narių, kurie dalyvauja kolektyvo veikloje kartu su visa šeima. Senelių tradicijas perėmė ir puoselėja ne tik vaikai, bet ir anūkai su proanūkiais. Ir folkloro ansamblis populiarina folklorą, dzūkiškas dainas, instrumentinį muzikavimą, šokius, etnokultūrą. Aktyviai koncertuoja, garsindamas gimtojo krašto tradicijas, ne tik savo mieste, bet ir visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Taigi prašom. Garsinam ir balbieriškai, nes jau mes be tavęs dalyte negalime gyventi. Va taip. Jau mes gal trečią kartą, taip kolektyvas? Gal daugiau. Gal ir daugiau. Tai, miela vadovė, mes sveikiname jūsų kolektyvą ir čia turime sunkų mūsų, kaip čia tas dzūkiškų, ragažį, kašikėlį, kur padarė mūsų Jonelis, paplojame, Jonelį pamojuojame. Va, Jonelis pino kašikus. Viskas natūralu. Mėsytė, agurkėliai, pomidoriukai, šokoladas. Išvardina, žinosit, vardinkit seilę ir jūs dabar. Ačiū labai, ačiū Žvangučiui. Ačiū labai, taip čia mūsų. Ir kadangi saulutė jau laidės ant manijų, matau, tai mes sutrumpinom programą. Liks tik 3 dainos. Gerai, mes su Gija irgi sutrumpinom, irgi tik 3 dainos. Tai prašom. Taip, trumpinam. Kadangi mes, kaip sakė, iš Alytaus, Baltistas Alytus sulaikė iš visos vietos, tai Suvalkija, tai Aukštaitija, tai Dzūkija, tų dainukių prisrankiojam, tai pirma dainukė iš Vilniaus Dzūkulių, antra bus iš Perlojos, o paskui jau gal tik tai šoksim. Jau dienelį, tamsių naktelį, nebranda žirgelis viešo kelelio, nebranda žirgelis viešo kelelio, o kad surado viešų kelelį, po manim žirgelis nenustovėjo, po manim žirgelis nenustovėjo. Stovėjo virš šokinėjo, o mano mergelė miego norėjo, o mano mergelė miego norėjo. Užmig mergelą nor valandėlį, iš vargų išvėdo, iš rūpesčių, iš vargų išvėdo, iš rūpesčių. Atsikolsiu, bet neužmėgsiu, mislysiu, dūmosiu, kur bernų žygs. Mislysiu, dūmosiu, kur bernų žygs. Ar Vilniaus mieste, ar Varšuvėnai, ar slaunam kaimelį pas motinėlį, ar slaunam kaimelį pas motinėlį. Nei Vilniaus mieste, nei Varšuvėnai, nei slaunam kaimelį pas motinėlį, nei slaunam kaimelį pas motinėlį. Man atrodo, sakiau iš Perlojos, ale žinau, kad Algelio kraštai tai tikrai tų dainuoja užvest. Žalias užuolėlį, kodėl nelapautas, jaunas bernužėlį, kodėl nežanotas, jaunas bernužėlį, kodėl nežanotas, o užaugs lapelį.
tai būsiu žamotas, kaip užaugs mergelė, tai būsiu žamotas, kaip užaugs mergelė, tai būsiu žamotas. Oi, tėvuli, Tėvulė, tėvulė, širdelė, žanyk mane jaunu, naršyrodėlį. Žanyk mane jaunu, naršyrodėlį. ateina Dienelė nesu kuo kalbėti, ateina naktelė, nesu kuo gulėti, ateina naktelė, nesu kuo gulėti. oi, sūnaus, Sūnelį, sūnelį, raidelį, tu turi stoinelį, stoinelį, žirgelį, tu turi stoinelį, stoinelį, žirgelį. tu turis, Stoinelį, stoinelį, žirgelį, tai tu pakalbėti su žirgu žonelį, tai tu pakalbėti su žirgu žonelį. kalbinau Dienelį ir tamsių naktelį, nekalba žirgelis, nei vieno žodelio, nekalba žirgelis, nei vieno žodelio. Čia kokį tai tansių gal pašoksai, o aš čia kur nors papajusiu, biskį jums ko nors. Šiandien kaip tai niekas čia nepasako, jokių baikų jumi. Ar nebuvo? Nebuvo, tai kaip tai. Nugi papajusiu, kad, gal man buvo, gal kitai kokie moteriškiai. Žinau, kaip tos moteriškės šiais čiais numėgsta tuos savo vyrus, kamandavot, strojant, kaip sako, viskas tai turi būti pagal jų. Nu ir kų. Atsikėlė toj antose, sakysim. Vienu rytų susruošė kermošių važiuoti. Nu, o Jonulis jos zievuliau, nu tokis jau spakainas vyras buvo, nu tokis pastatai stovi, paguldai guli. Labai geras vyras buvo. Nu ir kuantase viskų iš vakaro susruošė, kas šikuts jau susdėjus, tai kiaušinių, tai gal kokios grietinės, kotinais. Ir jau po patamsiai priskėlė anksti ir dar in pečių, žinot, kad būna toj tokia va, pečius, o tai možna in tų dukovkį indėt. Rauginti kopūstai, o tose kopūstos, na, karka. Tai kapinai per naktį įsišucina, priek pirštų limpa. Tai va toj įsitraukė nai tų karkų, tuos kopūstus, Jonulis tai greitai apėjo visų ūkį, atėjo valgyt, nugi žiūro, jinai tų karkų savo insidėjus, o jam kopūstų intilis. Sako Jonulis, pažiūrėjo, te bus greisiau. Tu valgys kopūstus, aš karkų. Nu, greiso pavalgė, antose tik tai jau skepetukį užsimetė, tik nulaikė, invežimų sėdzi jau laukė. Žiūro jos Jonulis, nuvejo, įsivedė arklį, tik šast užsėdo ir prajodamas sako, tu važiuok, o aš josiu, te bus greičiau. Pasiėmiau žvangutį, nes iš žvangutis mūsų pavadinimas kilo nuo va šito liaudiško instrumento, kaip tas arklys ir pranešdavo, kad vestuvės, kad prišlybos, tai dar mudu du broliukai. Oi,
šokai, tai paplojam. Bus karščiau. Mums nereikia turtų, ani jokių dvarų. Mums nereikia turtų, ani jokių dvarų. Bet tik trūksta iš to mūsų daug kas įdaro. Bet tik trūksta iš to mūsų daug kas įdaro. Dėkojame Žvangučiui ir vadovė Renatai Sviklieniai. Prašom. Nuslankėme mes. 3, 2, 1. Kur Renata? Renata? Ačiū labai, mėlyjeji.